Labas rytas, dabar yra trečiadienio rytas, dar 7 ryto nėra. Esu nusiprausę ir kai kurie jau ir netgi ore. Matosi, skraidyklė viena į tolį išskrido. Šiandien turim maršrutą, navigacinį labai paprastą maršrutą. Be laiko, be karantino, be nuotraukų, papasakosiu dar apie jį. Tai ruošiamės ir skrendam. Yra 8 ryto, mes visi dar sušalę, nes ryte buvo 10, dabar kokie 12 laipsnių, tai biški dar šildomės ir nieks neskrenda. Kažkas ten biški ten crazy žmonės porą paskraidė, čia patupinėjo, bet yra šalta, pirštinių nieks nepasiėmė, nes galvojam, kam reikia. Tai žodžiu, šiandien maršrutas. Čia pas mus yra pradžia, visos linijos yra vingiuotas, apie 130 km. Gal ir nieko ypatingo, vietom tik tais, čia yra, pavyzdžiui, geležinkelis, o čia yra maršruto linija. Ir jie čia persipina. Ir kažkur čia vienoje vietoje bus ežeriukas, šitas, kurio iš tikrųjų ten vietoje nėra. Aš jau netyčiom vakar praskridęs ten mačiau. Tai toks maršrutas. Laiko neskaičiuos, nuotraukų nebus, išskrist galima bet kada, parskrist bet kada. Kažkas išskrenda. Tai šildomės ir skrendam. Grįžau ką tik po maršruto šito pirmojo. Šalta siaubingai, ten buvo kokie 12-13 laipsnių. Aš visas, matas, biški toks sušalęs, nors apsirengiau viską, ką turėjau. Kažkokia anomalija čia nesupranta. Linas su Viktorija prispausdino visokių lipdukų gražių. Galim pasipuošti ir ant šalmo, ir ant borto. To ir užsiimsim. Pasipuošėm taip, šitaip. Nors čia iš tikrųjų ne šiaip diržiukai. Skrendant apskritimą, aš čia sėdint, šitoje vietoje pasirenku vieną iš jų ir, kaip sakant, vizualiai toj vietoj skrendu aplink kažkokį tašką. Tai šitie yra naudingi, ne vien tik tai papuošimas. Ant šalmo užsidėjom, čia užsidėjau, čia priekyje ir čia. Tai labiau esam pasipuošę. Beje, paspirtuką irgi papuošiau. Paspirtukas irgi. Nes kur po stovyklą važinėjom, biškai įdomi čia organizacija. Tenais, kol takus tvarko ten deką, visas linijas ten piešia. Sakė, pirmą 2 valandas, paskui gavosi jau ir 3 praėjo, ir dar, sako, dar nepabaigė. Oficialiai jokios informacijos nėra, abudu takai užblokuoti, skrist negalima. Bet jeigu pasiklausė atsakingo žmogaus, sako, ten yra didelis takas, sako, iš jo galima kilti. Įsiaiškinau, kaip ten ryšį vesti ir visą kitą. Tai žiūriu, vienas kitas lėktuvėlis išskrenda. Tai skrendu aš irgi porą valandų į maršrutą, kur čia tas mano žemėlapis. Čia taip pat dalis atrodo to žemėlapio, mes esam čia. Tai nusprendžiau, kad per porą valandų galiu apskristi šitą kampą. Tas žemėlapis čia į tas pusės dar labai didelis, čia žemyn. Tai aš čia susilankščiau, tai žodžiu, porą valandų, gal 2,5 užteks tą galą apskristi. Čia daug yra miestų. Tai labai gerai čia man išsinagrinėti vizualiai, pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Nes čia dar slėniai šitoje vietoje ten tokie. Tai čia tokia sudėtingesnė dalis. Tai šiandien ją ir apsiskraidysiu, tiesiog, kad akis priprastų. Ir jo, beje, tvarka čia tokia. Ten savo stovėjimo vietoje karantinę užsivesti negalima. Išsistumti reikia iki asfalto. Ant asfalto reikia užsivesti ir tada jau važiuoti tenais ir riedėti takais ten toliau, palaikant radijo ryšį. O kaip tie lėktuvėliai daro.
Nežinau, ar čia gerai girdėsis. Ką tik nusileidau po poros valandų navigacinės užduoties. Ir žiūriu, visi treniruojasi į deką. Ten yra išpešta, nesimato. Išpešta, žodžiu, pagaliau padaryta. Ir sakė, išklausinėjau po 3 kartus, žodžiu, galima nusileisti, leistis ant žolės, apvažiuoti visą ratą, čia vat grįžti per šitą pusę, vėl ir per asfaltą kilti ant žolės leistis. Viskas per 0,5 taką. Tai vat rytis treniruojasi, aš staigiai užsipyliau irgi kūro. O, graži nuotrauka. Užsipyliau kūro, pasidėjau žemėlapį ir lėkiau irgi padaryti savo 3 bandymus. Koks menas, matot, gaunasi. O tas menas yra iš to, kad tepalas taškosi va čia vat per šitą tarpinį. Jie reikėtų pasikeisti vat penktadienį, kai bus laisvesnė diena. Jau nes gaunasi toks vat grožis. Jau. Šiandienai viskas. Tūpdymus padariau. Jeigu nepaaiškinau, tai čia buvo 3 tūpimai, žodžiu, kiekvienam leista į deką. Tai yra kas 5 metrus sugraduotas takas. Reikia, na, šį kartą su įjungtų varikliu, ką visi puikiai padaro, į pirmąją zoną įtaikyti pagrindinius ratus. Tai va, tai diena turininga. Šitų namų nesimato, šitų... Jau yra po 10 vakaro ir rytis grįžo po briefingo, pasakoja, ką darysim rytoj. Jo, tai ruošiam žemėlapius, reikės dar lipdukus užsidėti, reikės dar iki 8 ryto karantino viską susiruošti orlaivį. Jo, nutraukiau visą diskusiją, rytis nustojo kalbėti ir pabėgo.